Balandžio 26-osios rytą Vilniaus Seimo prieigose vėl skambėjo varikliai. Bet šįkart ne mitingas dėl kuro kainų ar kelių būklės. Šimtai automobilistų čia susirinko ginti tai, kas jiems daugiau nei tik transporto priemonės. Protestas kilo reaguojant į Seimo nario Antano Nedzinsko siūlymą sugriežtinti istorinio automobilio statuso suteikimo tvarką. Naujosios taisyklės, anot entuziastų, ne tik gerokai sumažintų automobilių galinčių gauti istorinį statuso skaičių, bet ir trukdytų išlaikyti visos kartos Lietuvos automobilių kultūros paveldą. Tarp protestuotojų automobiliai, kurių daugelis lietuviams reiškia kur kas daugiau nei tik estetiką ar techniką. Štai BMW E30 automobilis tapęs nepriklausomybę atgavusios Lietuvos simboliu. 90-ųjų pradžioje turėti E30 reiškia sėkmę, tai buvo geidžiamas vakarietiškas ženklas. Tais laikais naudotas E30 kainuodavo nuo 5 iki 10 tūkstančių litų, suma prilygstanti mažam butui mažame mieste. Tačiau daugelis vardan šios prabangos rizikuodavo. Mercedes-Benz 124 dar vienas laikmečio herojus. Verslininkų, taksistų, netgi politinių veikėjų mėgstamas automobilis buvo vertinamas už patikimumą. 124 buvo laikomas šarvuotų mersų, nes jo kėbulo ilgaamžiškumas buvo legenda. 90-ųjų pradžioje tai buvo svajonių automobilis, kainavęs tiek, kad vidutinis lietuvis galėjo tik pasvajoti. Volkswagen Golf 2 arba Jetta – dar vienas automobilis, kuris tiesiog užtvindė Lietuvos kelius pereinamojų laikotarpiu. Kompaktiškas, patikimas ir ekonomiškas. Šis modelis buvo populiarus tarp jaunimo, naudotas Golfas buvo palyginti prieinamas. 90-aisiais galima buvo rasti už kelis tūkstančius litų. Be abejo, dėmesį traukė ir Mazda 929, vienas iš tų japonų modelių, kurie įrodė, kad Japonija gamina ne tik motociklus, bet ir puikius automobilius. Tuo metu 929 buvo prabangaus automobilio simbolis. Audi B4 Coupe ir Cabrio – dar du modeliai, kurie 90-aisiais atstovavo Vokietijos kokybę ir prestižą. Turėti Audi reiškia turėti kažką daugiau nei tik automobilį. Tai buvo statuso ženklas. Tarp šių automobilių ir tokie egzotiški modeliai kaip Porsche 968 ar Datsun Fairlady Z, šie modeliai, nors retai matyti Lietuvos keliuose tuo laikotarpiu, buvo tarsi svajonės, dažnai matomos tik žurnalų puslapiuose. Dabar jie atgimsta kaip kolekciniai modeliai, restauruojami iš detalių, dažnai siunčiamų iš užsienio, investuojant ne tik pinigus, bet ir širdį. Peugeot 205 GTI ir Mazda 323F padėjo formuotis pirmosioms nepriklausomos Lietuvos automobilių sporto žvaigždėms. Daugelis jų tapo pirmosiomis trasų ir slalomų kovotojomis, o jų priežiūra buvo tikras iššūkis. Nuo dalių paieškų turguose iki savadarbių remontų garažuose. Opel Rekord ir Ascona labiau simbolizavo patikimą praktišką transportą kasdieniams poreikiams. Sovietiniai Lada modeliai, kurie taip pat buvo matomi šiame proteste, priminė dar kitą realybę. Šie automobiliai buvo pigus, paprasti, bet dažnai varginantis. Dabar šie automobiliai įžengia į istorijos puslapius. Jų savininkai susiduria su naujais iššūkiais. Griežtesnė istorinės technikos registracija, atsarginių detalių deficitu, didelėmis restauracijos kainomis ir netgi biurokratinėmis kliūtimis. Protesto žinutė buvo aiški. Šie automobiliai nėra tik metalo gabalai. Tai gyvas prisiminimas apie tai, kaip Lietuva žengė pirmuosius žingsnius laisvės keliu, kaip formavosi mūsų automobilinė kultūra ir kaip vakarietiškos svajonės keitė kasdienybę.